Amerikietiškasis kūrybos laikotarpis pats brandžiausias ir produktyviausias. Jo kūrybą sunku priskirti prie kokios nors meno srovės, bet ji yra stiprioje prancūzų impresionistų įtakoje. Petras paliko apie 500 darbų, apie 200 saugomi našlės Vasios Nikolakaki kolekcijoje, kiti daugelyje privačių kolekcijų Jungtinėse valstijose, Prancūzijoje, Italijoje. Tai peizažai, portretai, natiurmortai. Iš portretų geriausi Bučio, tapytas 1946. Varno 1953. Mergaitė iš Oriento 1954. Iš peizažų Sena gatvė Lisabonoje 1939. Senas tiltas tapytas 1943. Pavasaris kaiminystėje 1952. Natiurmortai obuoliai tapyti 1943. Granatai 1951. Rožės tapytos 1953. 1973 metais dailininko žmona ir dukra suprojektavo ir Fermengvylė pastatė modernų pastatą, kuriame atidarė Petro Kiaulėno kūrybos muziejų. Apie jo kūrybą daug rašė New Yorko Art News kritikas Gordonas Braunas. Jis teigia, kad Kiaulėno pasiekimai spalvos srityje vertinami labai aukštai, kad jis pažengęs toliau už impresionistus, į kuriuos iš pažiūros yra panašus. Kritikas jį lygina su Sezanu ir Van Gogu. Ir taip kalbama apie lietuvį iš nedidukų Naniškių kaimo. Niekas pasaulyje apie jokį lietuvių dailininką, neskaitant Čiurlionio, nėra taip palankiai kalbėjęs. Tautietis nepranyksta menininkų eilėse, nėra jų vasalas, išsiskiria kaip stipri individualybė, einanti savo keliu į ateitį. Prasidėjus karui iš okupuotos Lietuvos Petras nebegaudavo stipendijos, o mokytis ir gyventi reikėjo. Tapyba neleido užsidirbti duonos kasdieninės, architektūra buvo dosnesnė. Yra 14 realizuotų architektūros projektų. Kadangi Petras domėjosi lietuvių medinė architektūra, tradicijas stengiasi taikyti praktikoje. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, Petras Kiaulėnas nerado būdų grįžti į Lietuvą. Tik laiškuose rašydavo pasinaudosią savo mokslu ir išpuošę savo gimtinę, tėvynę Lietuvą. Jei taip reikia stiprių, darbščių, nesavanaudžių žmonių. Jam rengto žabangos Lietuvoje. Kartą Petro seseriai Venceslavai nepažįstamas žmogus paskyrė pasimatymą geležinkelio stotyje ir sakęs, kad neseniai grįžo iš Paryžiaus. Kalbino į jo blanknotą savo ranka įrašyti, esą puikiai čia visi gyvename, sugrįžk ir tu. Laimiai jaunutė naivi mergina griežtai atsisakė. Paskutinį laišką namiškiai gavo iš Floridos. Jį siuntęs Petras buvo išsigandęs, kad padaręs jiems labai blogai, nes gali išvežti į Sibirą. Apie Petro Kiaulėno mirtį namiškiams pranešė kaimynas, išgirdęs per radiją Amerikos balsą. Taigi, į Lietuvą nuo 1938 jis taip ir nebegrįžo. Jo darbai liko užsienyje. Tik 1993 metais Kiaulėno žmona atvežė ir padovanojo Lietuvos dailės muziejui 22 aliejinės tapybos drobės ir 11 piešinių.
1999 metais dailininko sesuo Paulina Kiaulėnaitė inicijuoja Panevėžyje parodą skirtą dailininko 90-mečiui. Rodomi tapybos darbai, fotografijos, laiškai, įvairiuose leidiniuose publikuoti straipsniai. Tais pačiais metais išleidžiama sesers knyga Gyvenimas prie Levens, kurioje ir atsiminimai apie brolį Petrą Kiaulėną. Kupiškio rajone Alizavos kapinėse šalia tėvų kapo giminės jam pastatė paminklą kenotafą. Paryžiaus tapybos mokykla atėmė iš lietuvių tapybos mokyklos dailininką Petrą Kiaulėną, tačiau vargu ar 16 gyvenimo užsienyje metų galėjo iš Lietuvos atimti lietuvį. Petras Kiaulėnas – pasaulinio garso tapytojas, žinomas svetur, mažiau pažįstamas gimtinėje.